mes prašome apibūdinti įtariamai tais atvejais, kai įvyksta įvykis karštais pėdsakais. Mums reikia įtariamai sulaikyti karštais pėdsakais. Tai yra įvykis įvyko ką tik tai ir mums dar yra galimybė jį sulaikyti praėjus visai labai trumpam laiko tarpui. Tai mums labai yra svarbu, kad žmogus, kiek tai aišku yra įmanoma, nes be abejo, objektyviai mąstant, kiekvienas žmogus yra skirtingai matantis, skirtingai vertintis aplinkybės, bet to skirtingai gali būti emociškai pažeistas, sakykime. Tai įtakoja be abejo jo tiems parodymams, bet mums labai būtų svarbu žinoti bent jau pirminius tų įtariamųjų požymius. Tai yra be abejo lytį žmogaus, ar ten tų įtariamųjų kelių, tenais, kaip jie buvo apsirengę, sakykime, ką jie dėvėjo, tokius ypatingesnius požymius. Be abejo, nenurodys ten bato dydžiai, sakykime, ar ten kepurės išmera, bet pasakyti, kad tai buvo, jeigu jis tai, aišku, tai prisimena, kad tai buvo raudonos spalvos striukė, kad tai buvo liktai juodos kelnės ir ten buvo jisai galbūt šviesių plaukų be kepurės, tai mums būtų, aišku, tai labai didelė parama iš jų pusės ir be abejo mes tokiu atveju šansai sulaikyti jį ženkliai padidėja, kadangi mes jau į tokius asmenys atkreipiam ypatingą dėmesį. Na be abejo, tai yra asmeninių daiktų vagystės tiek iš patalpų, tiek iš automobilių. Tai yra sudaro tokia, sakykime, didžiausia skaičių nusikaltimų, jeigu kalbant apie įvykius, kurie kelia tokią didžiausią problemą, tai be abejo smurtas artimoje aplinkoje, mes jų iš tiesų turim nemažai. Šie įvykiai yra priskiriami B kategorijai, tai yra mes pakankamai turim greitai juos sureaguoti, nes niekada nežinom, kas laukia galimos aukos ir kokios pasiekmes gali būti mums nuvykus. Tai požymiai be abejo, tai yra jo, sakykime, jo rūbai, įtariamojo rūbai. Jeigu jisai naudoja kažkokias tai priemonės, tokias kaip transporto priemonės, tai be abejo mums irgi yra labai svarbu, nes tai labai ženkliai padidina mūsų galimybės. Na ir kiek tai žmogus sako, kiek tai yra įsiminę, tai be abejo jo ūgis, amžius ir tokios ypatingi požymiai, kurių, sakykime, nesumaišysi, sakykime, su kitais praeiviais ar kitais aplinkiniais ir tu iš karto pažvelgęs į jį galėtum įtarti, kad tai gali būti vienas iš tų įtariamųjų, kurios nurodė auka. Na be abejo, iš piliečių gaus pranešimą apie įvykdytą nusikaltimą ar teisės pažeidimą, mums yra labai svarbu žinoti ne tik tai įtariamojo požymius, kaip jo asmenybės, bet ir jo pasišalinimo būdus ir, sakykime, kryptis. Tai vėlgi mums labai svarbu yra žinoti, į kurią kryptimį jisai nuvažiavo arba kurią kryptimį jisai nubėgo. Tai yra vėlgi mus labai palengvina orientuojant patrulius ir nukreipiant patrulius į įvykio vietą, kad užkirsti pasišalinimo vietas. Jeigu tai buvo naudojamas automobilis, tai labai yra svarbu žinoti valstybinius numerius, kadangi mes žinodami valstybinius numerius mes per duomenų bazę galim nustatyti jo gyvenamąją vietą, tai yra labai daug šansų, kad vis tiek auka važiuos link savo namų ir kažkur tai ten jau galime mes jo tikėti ir sulaikyti. Na, o jeigu kalbant apie tos labai populiarius plėšimus, vagystės, asmens daiktų vagystės iš piliečių, kada įtariamieji šalinasi be transporto priemonių, tai be abejo mums labai yra svarbu žinoti atėmus daiktus, į kurią pusę nubėgo, galbūt visuomeniniu transportu nuvažiavo, nes iš ties tai yra mums labai didelė parama. Jeigu tai yra stresas žmogui, tai iš tiesų būna kitą kartą žmogus apskritai nieko negali pasakyti. Jis šaukia, rėkia, jį bandai raminti, bet labai lengva paprasta pasakyti nusiramink. Bet iš tiesų tai žmogus patyrė šoką ir kada netikėtai jam einant gatvė kažkas užšokęs atėmė rankinuką, ten nuo kaklo nuplėšė grandinę, tai ką žmogus gali labai pasakyti? Jis dažniausiai pasako, kad tai buvo liktai jaunas, kaip įprasta tamsiai apsirengęs, ten, dar vienas kitas sugeba pasakyti, kad ten aukštas, sakykime, ten arba ten tokių tai plaukų, bet dažniausiai tokių požymių, kurie jau tikrai mums labai padėtų sulaikyti, tokių mes ir negaunam. Turbūt kiekvienas iš mūsų yra atsidūręs tokioje situacijoje, kas rečiau dažniau, bet yra patyręs tokį stresą, tai patarimas galbūt būtų toks, kad kiek tai yra įmanoma akcentuoti dėmesį ypatingai, kaip minėjau, į tai, kurią kryptimį jisai nubėgo. Pabandyti dar atsiminti, sakykime, bent jau vieną kitą požymį svarbesnį, kas jiems labiausiai įsiminė iš jo, sakykime, aprangos. Galbūt tokie ryškesni daiktai kažkokie, tai, sakykime, plaukų spalva, gal dar kažką tai įsiminė, gal
užpuolimo metu jisai ar ant veido, ar ant rankos pastebėjo kažką tai tokį jam įsimintino, ar tai randą, ar kažkokią tai dėmę, tai be abejo mus labai tai palengvinto sulaikant jį ir aiškinantis tarp aplinkos kitų žmonių. Na ir be abejo, kuo greičiau skambinti mums, tai yra kuo greičiau skambinti ir palaikyti ryšį su mumis, galbūt netgi, jeigu tai yra galimybė, netgi pabandyti kurį laiką nebėgti, aišku, iš paskos, bet bent jau paeiti ir kaip galima ilgiau dar stebėti jį, kur jisai bėga, iki tol, bent jau iki to momento, kol jisai dings iš akiračio. Ir visą šitą informaciją perduoti mums ir toliau bendradarbiauti su mumis ir galbūt dar kažką atsimins ir dar kažkas iškils atminty ir visą tai perduoti mums iki kiekvienos smulkmenos.